Viena. Esi visiškai atsipalaidavęs. Sunki grimzti gilyn. O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo sąmonė. Pažiūrėsime, į kokį įvykį ji tave nuves. 3, 2, 1. Atsiprašau, dabar mergaitės, išsivalykite savo informacinę lauką, susijunkite su savo šaltiniu, susijunkite su žemės kristalo, šaukite nuo žemės kristalo tiesiai per savo visas čakras į kanalą. Šaukite tokią šviesą, transformacinę šviesą. Ir kad per tą šviesą įvyksta jūsų vidinė transformacija. Suakumuliuokite savo energiją viduje. Šaukite per tą kanalą ir susijunkite su savo šaltiniu. Atsiminkite, kas jūs tokios esate. Išsididinkite save. Pasikelkite savo vibracijas. Viskas, kas yra ne jūsų, nuo jūsų suakumuliuotos energijos. Viskas tiesiog atšoksta, viskas tiesiog atsikabina. Aš šiek tiek merginos atsijungiu, atėjo mano draugas. Girdime. Apsižiūrėkite save, suaktyvinkite savo trečiąją akį. Jūs viską galite erdvėje matyti. Matyti taip, koks yra iš tikrųjų vaizdas, be jokių iliuzijų, be jokių pakeitimų. Pasikelkite dabar savo vibracijas. Išsididinkite save. Pasižiūrėkite tokia, išsitraukite kaip kortą, pasižiūrėkite, kiek jumyse yra energijos, kokio dažnio yra energija. Jeigu reikia, pasikelkite iki maksimumo ir užsidėkite 8. Kai jūsų vibracijos dabar pakilusios, ta vibracija automatiškai uždeda jums apsaugas. Nusiimkite seną apsaugą ir užsidėkite naują, švytinčią, kaip kristalais, arba kiekviena susikurkite pagal savo kūrybą. Jūs esate kūrėjas. Užsidėkite diademas. Apsižiūrėkite, kur jūs esate, ar jaučiate vieną kitą, ar esate kažkur tai atskirai. Apsižiūrėkite. Aš pas savęs erdvėje užmačiau krokodilą. O. Ir tą krokodilą pradėjau žiūrinėti ir man atrodo, kad tas yra, kad čia, kaip pasakyti, Anunakis yra. Ir aš jam sakau, ta prasme, nesupratau, iš ką tu čia veiki. Iš vis, ta prasme, iš kur tu čia atsidūri, ką tu čia veiki. Ir man taip eina, kad kažkaip tai sieja su ta
su Sirenos hipnoze tą vakarykštę. Ir aš taip dar taip kažkaip, taip žinai, pagalvojau, kad oblemba. Ne viską, bet atsimenu, ta prasme, ką ten klausiau, dar, bet ten klausiau, ten pusiau girdėjau, pusiau negirdėjau, žinai. Bet tai pergalvojau vakar, kad reikės, kad perklausysiu, žinai, dar kartą. Nežinau, apie ką tai ta hipnozė, nelabai žinau, kokia tai yra informacija. Jo, nesvarbu. Tai tu dabar pažiūrėk, kodėl tau pasąmonė rodo šitą susijusi vaizdą, nes tave nebereikalo atvedė ją jinai čia. Man, ta prasme, jokio, kaip pasakyta, susėjimas ir tas, kad tas Anunnakis tiesiog yra mano erdvėje ir tiesiog atėjo tas toks pajautimas, kad jis yra kažkaip tais, kaip ir iš tenais, nes tenais irgi buvo tas toks Anunnakis, kuris saugo vartus perėjimo. Ir jeigu tie vartai atsidarytų, tai išlystų jisai toks kaip, ten jie apibūdina irgi kaip drakoną, atrodės biški to drakono, liktais snukio paskui kaip gyvatė, žinai, ir kas tai yra. O pas manęs jisai atėjo kaip krokodilas. Žodžiu, ir supranti, ir aš pradėjau, žinai, kaip čia pasakyti, paskui, žinai, kaip matyti tokią kaip pasakyti, tokia kaip hierarchija, kaip jie ten vienas už kito, žinai, kaip ir stovi tie Anunnakiai, žodžiu, ir kaip nuo tų, jo kažkaip, ir sakau, tai kas ten, tipo tas paskutinis, aišku, tipo tas paskutinis, tai yra tas kūrėjas, žinai, ir sakau, ta prasme, ką man čia visi, Tarasinko tu atėjai iš vis, ką čia man rodot, nieko nesuprantu, žinai. Tai dabar paklaus pasąmonės, kodėl tas krokodilas, tas Anunnakis atsirado tavo erdvėje. 3, 2, 1. Ar tai yra susiję su šviesos projektu, ar tai yra? Labai daug atidarinėjau erdvių aš paskutiniu metu. Per visas tas hipnozes labai daug čia tų visokių valymų pridaryta ir erdvių atidaryta. Tai jisai kažkaip tais atėjo atseit norėdamas, kad aš tipo irgi atidaryčiau. Aš jam sakau, turbūt juokauju. Anublūdai, sakau, tu atėjai, ta prasme, kol aš buvau, tipo, neįnėrusi erdvę, kaip ir nesąmonė, tokia, žinai, nesusivokėti. Toje erdvėje, sakau, tu tikėjai, kad aš, ta prasme, suprastu, tipo, tuo, kad tu kažkaip tai įsibrausi mano erdvę ir apgaulę priversi mane atidaryti kažką. Kaip atidaryti jo tą, supras. Kaip portalą kažkokį. Taip, jo tą triubą, žinai. Sakau, taip nebus, žinai, sakau, tu man čia gali nerodyti savo tos visos hierarchijos, sakau, man visiškai, žinok, sakau. Kažkaip, sakau, man nulis emocijų, supranti. Aš, žinok, net kai liepėjau užsėti apsaugas, aš galvoju, ta prasme, kad daugmaž nematau nei esmės, nei prasmės, galvoju, žinai, kaip tu čia suprask. Nes jisai vis tiek sugebėjo, žinai, prisiekti prie tos erdvės, ta prasme, bet aš jo nebijau. Ir iš visi, žodžiu, toksai ir matau, kad jisai ruošias kaip ir, tipo pasitraukti, žinai, daug mažalė kaip ir. Tai jisai, aš Vaidutę klausiaus tos hipnozės, ar ne, ir man atėjo pirmas tas neužbaigti reikalai, jis jau ten, kaip sako, bruka uodegą ir, kaip sako, pustosi padus, nes tą hipnozę klausiaus vakar. Tai aš galvoju, kad mano tas sapnas ir mano ta kova irgi susijus yra su ta pačia hipnoze. Bet dabar žiūrėkit, Renatėlė pas tave atėjo per sapną, o Vaidutė per tave atėjo dabar, atėjo pas tave, ar ne? Ar jam reikia jūsų energijos, kaip pasakyti, jūsų veiksmų, jūsų kūrybą atidaryti kažkokį tai portalą
Ir aišku, tas portalas yra kažkoks tai tamsos portalas. Ar Mhm. taip? 3, 2, 1, ar taip? Jo, ten tamsos portalas yra. Tamsos portalas. Ir jie čia tikrai neatėjo, kad mes čia kažką tai, kaip pasakyti, kad jūs kažką tai išgelbėtumėte, ar kažką transformuotumėte, ar Ne, man harmonizuotumėte. šis eina Tiesiog tai, kad, apgaulė, ne kad apgaulė, bet jie tokia. nori karo. Jie nori karo, kad karo metu atsidarytų visi portalai. Kažkaip, kaip vyksta karai, atsidaro tie tamsos portalai. Ta prasme, kažkaip žmonės pasąmoningai eina taip, kad yra žmonių, kurie turi galės tą padaryti. Jie yra miegantis, bet kada yra karas, jie kažkaip pasąmoningai tos pradeda tokius portalus, kaip pasakyti, tokie kaip sutikimą duoti, žinai, jiems atsidaryti. Tai Ir dabar atsidaro mes portalai. per visas paraleles, per visas dimensijas, per visas laiko juostas uždarome visas galimybės, kad atsidarytų tokie portalai. Viską transformuojame į šviesą, jeigu jums tai rezonuoja. Jokio karo, jokių portalo atidarimo, jokių netgi nesąmoningų žmonių, kaip pasakyti, kūryba, kad Suprantate, dabar atsidarytų. viskas ir yra uždaryta. Viskas šiuo metu yra uždaryta, ta prasme, bet esmė tokia ir yra, kad jie nori užtempti, sakau, tą pradėti, kad kažkaip taip kaip plėstųsi karas, kad kažkaip būtų ta tokia karinė situacija ir gal kažkaip pasiduotų tie bėgantys, žinai, žmonės, tie visi tie pabėgėliai kažkaip link mūsų ir kažkaip tais matau, kad taip kaip energetiniam tam lauke, žinai, susikerta tos mūsų energijos ir jų energijos ir prasideda toksai visų pirma taip kaip karas tam energetiniam lauke ir paskui kažkaip jisai jau kaip ir persikelia į tą, į mūsų realybę, į tos mūsų gyvenimus. Bet jis jau prasidėjęs tas karas ir jau stumdymasis vyksta labai stiprus. Energetiniame lygmenyje tai viskas vyksta. Jo, bet dar jis nėra, kaip pasakyti, taip visai pilnai persismelkęs. Jis toks yra dabar taip, kaip kokia uždėta ranka, žinai, būtų toks uždėtas jodulys. Tai ar mes ir kažkaip jie nori būtent karo, ne kokių pandemijų, ne kažko, bet per visą pasaulį nori tą grandinėlę paleisti. Ar mes dabar galim, pažiūrėkite, išsididinti iki tokio lygio, išsididinti, ar jūs galite išsididinti iki tiek, kad matytumėte visą šitą reikalą, visą šitą dalyką iš šono, kaip mažą tokią, kaip sceną, sakykime taip. Aš žinau, kad aš jau nulupau tenais tą, kaip pasakyta, tokia kaip šašą įsididinus. Ir žinai, taip įdomiai daug, aš taip patys daug nulupau, ta prasme. Ir aš matau taip, kaip apačia būtų kaip koksai auksas. Kaip išsilydęs auksas, supranti, ne kokie aukso luitai, bet tiesiog išsilydžiusi aukso kažkokia vata versmė, kažkaip tais man taip eina, ar čia tas aukso amžius, kažkaip tas virsmas turi prasidėti, ar tai per juos, ten toj daly, ten turi pramušti, nežinau dar. Ar jeigu neužsiakumuliuosi tą karą, ar mes po truputį ir pereisime tą vadinamą aukso amžių, į tą harmoningąją pusę, į tą taikos, į aplamai, kur viskas keisis nuo... Žinau, kažkoks toks jausmas, kad tenais, kaip pasakyti, kad tenais tas jų, tas kariavimas yra toksai kaip neišvengiamas.
Aš jau Yra grįžtu, toks, paprašysiu gal mane įvesti, nes aš dabar Gerai, Jurgute. bet iki 3, 2, 1, tą paskaičiuoti. Galiu nuo 5, jeigu nori paskaičiuoti. Ne, užteks, aš manau. Atsigulk, gerai. Atsigulk, atsipalaiduok. Dabar aš tau suskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Ir tu eisi susijungti su savo pasąmonė. 3, 2, 1. Išsivalyk savo informacinį lauką. Atsimink, kas tu esi. Tu esi kosminė būtybė. Tu esi kūrėja, absoliuto dalelė. Išsididink save, pajausk save. Susijunk su savo šaltiniu. Susijunk su žemės kristalu. Šauk energinį pliūpsnį per visas savo čakras. Ir susijung su savo kanalu, savo šaltiniu. Užsidėk ant savęs apsaugas. Tavo apsaugos užsideda nuo tavo aukšto vibracinio dažnio. Viskas, kas yra ne tavo, viskas tiesiog atšoksta nuo tavęs, nuo tavo dažnio. Gali save susimažinti iki mažiausio atomo. Kai save susimažini, nuo tavęs tiesiog viskas, kas yra ne tavo. Ką tu susikaupiai per šias dienas, per tą laikotarpį, kas yra ne tavo, viskas nuo tavęs tiesiog nušoksta, nukrenta. Ir dabar vėl save išsididink, išjausk save. Ir pažiūrėk, kur tu atsiradai, užsidėk būtinai apsaugas. Aš esu matai, Renata ir Sindira yra burbulė, o aš tartum atskrendu ir tą burbulą išvaizduoju, nes mes turim tokią vidinę jėgą, kad mums nereikia kažkoks, būt tam burbulė iš tikrųjų. Aš pamačiau, kad tas burbulas, jisai duoda tokį sunkumą irgi energetinį. nes aš Jisai te tokį duoda papasakosiu. svorį, kur jis nėra reikalingas iš tikrųjų mums. Patinka vardinti yra. Nes mes esame tai visai kito erdvėje ir mes matyti atrodo, kad esam kaip burbulė, nes aš kaip tik įnėriau, aš pamačiau krokodilą pas savęs. Krokodilas yra Anunakis, tas Anunakis yra iš vakarykštės Irenos hipnozės, o toj hipnozėje jisai buvo tas, kuris ten prie Irane yra tie perėjimo vartai ir jisai saugo vienus iš tų vartų. Jeigu tie visi vartai atsidarytų, kurie žemėje yra 7, ateitų Antikristas. Tai ir žodžiu, Sirena uždarinėjo visus tuos vartus, kad jie negalėtų pramušti. Tai jis, žodžiu, atėjo pas manęs, nes aš paskutiniu metu daug ėjau tas hipnozės, daug vyko tų valymų, labai daug kelių pramušinėjau. Ir matai, turiu tą pentagramą, kurios esu užsėdus, o su ta pentagrama aš vis galiu bet ką atidaryti. Bet kokius, kaip pasakyti, jis kaip raktas, aš galiu bet kur įstatyti ir atrakinti, ta prasme, netgi to pačiu ten ir pravalyti, ta prasme, kad tas kelias būtų. Ir atėjo pas manęs tipo taip kaip į nesąmoningą tą, kol aš tipo miegu tą tokį būvį, kad gal nesąmoningai kažkaip duočiau sutikimą tam atidarimui.
Jokio Tai atidarymo va, ir nebus. jokio atidarymo nebus. Ir dabar mes, matau, sakau, kad tenais va, tą karą tą vykstantį, kad jie labai labai nori karo, nes karo metu įvyksta tie atidarymai, nes būtybės, kurios turi tą, sakykime, tokią kaip savybę, gebėjimą atidarinėti tos portalus, tos vartus, tai karo metu jos taip kaip duoda sutikimą, žinai, tam padaryti. Ir jie labai norėtų, kad tas karas kaip grandinėlė išsiplėstų. Ir, va, kaip sakom, jau dabar plečiasi, dabar ten toks labai spaudimas vyksta. Ir tos visus žmonės, tos pabėgėlius spaudžia į, kaip pasakyti, mūsų pusę. Ir sakau, pirmą atrodo prasideda energetinė erdvė, eterinė erdvė, tos energijų toksai, ta tokia trintis. Ir paskui jinai kaip ir persiduoda į tą, į mūsų realybę, į mūsų tos gyvenimus. Ir sakau, ir dar vat Aurora sako, išsididinkit ir ten, kaip pasižiūrėti, aš įsididinau to vietą, kur dabar vyksta ten tas tarp Izraelio, tarp to Irano, kaip ir tos kovos ir nulupau tokia, kaip kokį dangtį nulupau, o po apačią aš matau, kad tenais yra kaip būtų aukso lava, supranti, ne auksas, ne kokiom monetom, ne kokiais luitais, o jisai visas toks išsilydęs ir man kažkaip susisiejo su to aukso amžiumi, kuris turi ateiti ir atrodo, kad tas plyšys turi tenais įvykti, ten visų pirma turi įvykti tos kaip energetinės transformacijos, ten kaip turi, kaip pasakyti, per tą dalį kažkokia kaip harmonizacija gal įvykti. Ar vat kažkas tai tokio. Tai va mes matyti iš to burbulo tiesiog atskaitom tą informaciją. Tai tu prisijung prie mūsų ir jeigu išeina ir prie tos informacijos, kurią mes jau nuskaitėm. Aš bandau prisijungti, bet jūs pasižiūrėkit pačios, kažkoks man jausmas, kad tas burbulas, jisai kažkas negerai su juo yra su burbulu. Pajauskit, nes toks kažkoks, aš nežinau, kaip jūs dabar jaučiat, ar nėra kažkokio tokio kaip uždėta svorio, sunkumo kažkokio, nes aš atėjus pajaučiu labai tokį sunkumą kažkokį, ar čia gal ta pati energija labai sunkiai, aš nesuprantu, nes toks labai toks sunkumas jaučiasi. Tai gal kadangi yra Tai gerai, tarp gal tada Izraelio, toje erdvėje, kadangi yra Vaidutė Ne, tai viskas gerai, žinai, ką Sarmatė. pabandom, tiesiog šaunamės iš tų burbulo, šaunam tiesiai į tą žvaigždę ir dabar susitinkam toj žvaigždėje ir tada pradėsim taip kaip iš naujo žiūrėti. Gerai, tai dabar aš jums suskaičiuosiu. Jo, suskaičiuok ir visos keturios susitinkam dabar žvaigždėje. Jo, visos šaukite į vieną erdvę, į mūsų žvaigždę. Šaunam 3, 2, 1. Apsižiūrėkite vieną kitą, pasižiūrėkite, ar visos esate. Susinchronizuokite, jeigu reikia, kaip jūs pačios pajaučiate. Aš matau, kad aš tenais jo atėjau ir aš matau, kaip mano drabužiai yra kruvini ir rankos iki alkūnių kruvinos. Ir nes aš atėjau iš to karo ir aš ten kažką reanimavau. Kažką bandžiau prikelti iš mirusių. Taip kaip pasakyti. Kažką gelbėjai. Jo, kažką gelbėjau. Tokia mirties labai jos tokia mirties. Jo, kažkam sustoja širdis ir aš bandžiau, žodžiu, tą širdį atreanimuoti. Bet, ta prasme, dabar atėjau čia į tą vietą. Grįšiu atgal. Pažiūrėk, Džindžia, ar tai yra kaip tik vienam asmeniui, ar tai yra masę žmonių bandai išgelbėti. 3, 2, 1.
nežinau, gal kažkokį generolą bandžiau atgaivinti. Šviesos karį. Nežinau, kiek jisai šviesos karys, kiek žinau, kad jisai kažkaip yra reikalingas. Mes matai iš vis kaip nėrėm, supranti, mes iš vis kaip nėrėm, aš pamačiau, kad taip kaip eina žmonių minė ir aš išsiskyriau iš tos minios ir pradėjau bėgti šalia ir bandžiau ją aplenkti visą tą minę. Tai bėgau šonu ir tada tokiu kaip kokiu sraigtiniu tokiu keliuku, kaip kokį kalną užbėgau patį viršų pasižiūrėti. Ir aš atsidūriau taip kaip kokioj pilyje, žodžiu, ir taip posėdu kaip vakarieniauti, tokia ale kaip paskutinė vakarienė. Dar taip, žinai, galvoju, kaip įdomu, galvoju, lindau į eterinę erdvę, galvoju, niekad dar joje neėjau valgyti, galvodavo, pirmą kartą eisiu pavalgyti, žinai. Galvoju, gerai, žinai. Galvoju, nesustoju valgyti nei realybėje, tai eterinę erdvę dar persikėlė, žinai. Tai pasijuokiau pati savį. Ir taip posėdu atsit valgyti kaip paskutinės tos vakarienės ir aš matau, kaip aš nusiemu kario šalmą nuo savęs, nusiemu kario šalmą, nusisegu kažkokią labai irgi sunku, tokį kaip kokią liemenę, kaip kokį apsiaustą, kažką tokio. Ir aš suprantu, kad vyksta karas, kad dabar bus mūšis, kad dabar bus kažkoks labai svarbus mūšis. Ir aš taip kaip jam ir vadovauju, nors ne aš te turiu jam kažkaip vadovauti, turiu komandą ir visiems tiems kariams aš negaliu pasirodyti, kad aš esu moteris. Tai aš, žodžiu, labai daug jiems kažkaip pučiu ragą ir arba pakeičiu balsą ir labai daug rodau viską ženklais, ką jiems daryti. Nes jeigu jie supras, kad aš esu moteris, jie manęs kaip ir neklausys, nes jie visi yra vyrai. Ir man buvo tokia šausi mintis, kad dabar daryti kitaip, nebekovoti, nes atėjo ta mintis, kad šviesa nekovoja, jinai transformuoja, jinai leidžia kažkaip vykti ir tada transformuoja ir tada tvarkosi su tuo. Kažkas va tipo taip ir man irgi, o iš kitos pusės kažkas kaip ir prieštarauja ir man pačioj, ta prasme man sako, kad ar kažkas iš tų karių, taip kaip man sakytų, žinai, kad atsėt, kad, tipo, kokia čia nesąmonė, nes aš sakau, kad nieko nebedarom, viskas išsiskirstom visi, tipo, visi išsiskirstom, žinai. Ir sako, taigi mumis puola, tipo, kaip mes skirstysimės, tipo, ką tu čia šneki, žinai, puola mūsų namus, mūsų, tai prasme, šeimas, mūsų teritorija, žinai, kaip mes skirstysimės. Ir aš supranti, sakau, mes dabar darysim kitaip, mes dabar lauksim, sakau, bet čia taip aš bjauriai dabar pasakysiu, sakau, mes lauksim, kol jie ateis į mūsų namus, o tada tiesiog juos visus išskersim. O taip, žinai, sakau, darysim ir aš liktais taip, kaip ir matau, kad jie taip, kaip eina į tuos namus ir pirmieji tie namai yra tušti, tipo jiems kaip galimybė susivokti ir atsitraukti, o tipo kito atveju jo mes prasideda kažkokios tokios kaip skerdynės ir aš ta prasme suprantu, kad tai irgi yra blogas variantas. Taip ir dabar, sakau, persikels į tą karą, supranti, nėra teisių, o žmonėms atrodo, kad jiems reikia gintis. Nes aš irgi atsidūrus buvau, kol mano vaikas nepakvietė karo lauke. Būtent irgi karo teritorijoje viskas ten degė. Ir dabar tu pasakoji irgi, kad taip atsidūrė labai įdomu. Renatėlė, ar tu esi kartu žvaigždėje? Mergaitė. Bet aš jau tam karo lauke buvau naktį. Na tai ką? Jo, ir man yra jausmas, kad man reikia iš jo pasitraukti, kad, kaip čia dabar pasakyti, tai yra, kaip ne mano karas,
kad, kaip čia dabar pasakyti, aš galiu padėti, bet kitaip, nenoriu merkti tenais kaip ir savo rankų, užtat noriu atrenimuoti tą kažkokį tai generolą. Bet tas generolas yra toksai kaip ne iš šių laikų, supranti, čia ir toks, kaip aš būčiau pakvietus iš kokių tai, ką žinau, iš ale kokių 50 reinkarnacijų prieš. Tik nesuprantu, kas tas reiškia Kaip iš prieš. Nu, ta prasme, praeities. Ne jo, iš kaip iš ateities, praeities. bet Jo, kaip iš iš praeities. praeities, ne iš ateities. Bet čia, kad pakeisti įvykių grandinėlę. Jo. Tai gerai, ar mes... Kažkaip atrodo, istorija kartojasi. Tai gerai, tada jeigu mums pasąmonė tai rodo, užsidedate apsaugas ir einame, regresuojame į tą laiką ir pakeičiame visą įvykių eigą, kuri iki šių dienų, kaip pasakyti, jinai švituoja, jeigu galima taip sakyti, kaip atsikartoja. Ar teisingai aš suprantu, mergaitės? Jo. Tai visos užsideda tas stiprias apsaugas ir einame tada regresuojame į tą laiką. 3, 2, 1. Į 50 kažkelintus metus, taip, ar 50, į tą laiką, kurią... Tiesiog, kad tai aš pasakiau, tas skaičius gal nėra esminis, ta prasme. Tiesiog pasąmonė. Dar nežinau, tiesiog, kad grįžti tiesiog atgal, tai yra kažkoks labai, 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 labai senas laikas, kaip gal prieš nunulinimą, nežinau. Tas laikas. Nes ir kažkoks kaip šuolį reikia padaryti. Kad čia yra kaip raktas, kad mes tartum nunulinsim apskritai grandinėlės ne šito vien įvykio, bet daug įvykių, kurie dabar vyksta ir jie kartojas pagal planą. Kad čia kažkoks kaip raktas. Jo. Ir mes kaip nunulinsim tą pasikartojantį, visą laiką tas pats. Gerai, tai dabar visas... O mes vienos tą turim daryti? Sinchroniškai susinchronizuokite ir jeigu reikia, iškart automatiškai prie jūsų prisijungia šviesos kariai, šviesos būtybės, kartu su pastiprinimu regresuojame į tą laiką, kuriame užsimezgė, pasakyti, susiakumuliavo ta grandis, jeigu teisingai. Tai aš ir esu toj pily, kur turėjau būti ir kur sėdu valgyti, tai mes čia ir esam pas jį atėjusios ir kažkaip jį kalbinam ir rodom, kaip yra, žodžiu, ant kiek yra svarbus jo veiksmai. Ant kiek išsirutuliuoja ir kaip viskas toliau nuseka į ateitį, kokia ateitis gali būti. Ir mes nenorime tokios ateities. Ir jis man sako, jūs esat ne pirmi ateiviai, kurie atėjot pas manęs. Sakau, Tai kokie ateiviai, sakau, kokie dar ateiviai. Tai va tie Anunakiai buvo pas jį ir rodėsi pas jį. Tai dabar mes jam parodykime, kad mes esame jokie ne ateiviai. Mes esame šviesos būtybės, šviesos kariai, kaip ir jis tiesiog taip vadina mumis, žinai, jis tiesiog mumis taip vadina. Nes jisai yra žmogus. Jisai žmogus kaip ir mes. Jisai tokia pat absoliuto dalelė kaip ir mes. Jisai yra žmogus, aišku, jisai yra pamiršęs, kas jisai yra. Bet... Duokime jam burbuliuką, kad jisai atsimintų, kas jis yra, per jo laisvą valią. Duokime jam informacinį burbuliuką. Jis nepriima dabar jo. Dabar jis, kaip pasakyti, jis mato viską iš, kaip pasakyti, žmogaus akiem, vadinkim taip, žmogaus, nes jisai yra kažkaip taip,
nežinau, man atėjo kaip milžinas, bet ne tas milžinas, kuriuos aš gal jo kažkaip, ar tai susiję su tais milžinais, genetiškai, ar kaip čia dabar. Tai gal pas jį ir yra Kad jam tas genas kaip milžino, kaip būtybės jo, tos. kad nereikia, kad jam nereikia, kaip pasakyti, to burbuliuko. Mhm. Jisai yra kaip iš tų, sakau, milžinų, bet jis kažkoks dar kitoks. Džindžia, tu pažiūrėk, visos mergaitės pažiūrėkite. Toje erdvėje, ar galite greitai tokią padaryti iš savęs sukumuliuotą transformacinę bangą erdvėje, taip kad suharmonizuoti viską, kur jūs esate. Tokią paleisti kaip Negalim, energinę jis bangą. iškart stabdo, ta prasme mes, kaip pasakyti, nes taip gaunas, kad mes dabar darom kaip be jo Prieš jo leidimo, valią supranti, eina. jo. Prieš jo valią Ir eina. yra daugmaž kaip ir jo, kaip pasakyti, jo teritorija, jo namai ir mes dabar atėjome, tipo, pulsim transformuoti. Mes dabar turim pabandyti pasižiūrėti, kas čia yra. Visų pirma, ta prasme, o tada, kaip pasakyti, kažkokią tai ieškoti su juo sprendimą. Aš atvirkščiai, aš tokį kažkokį įsitraukiau, kaip kokį, nežinau, kaip čia da pavadinti. Tokia kaip, žinai, kaip ne tą, panašiai kaip kokią lėkštę, kur būdavo per paskas, kur tas obuolys aplinkui rieda, žinai. Nu, tik tai nieks nerieda, tiesiog sukasi energijos. Ir aš atidariau tokį tenais, kaip pasakyti, nu, ale pavadinkim jau į kokį televizorių, sakau, ir jisai kišo galvą. Ir aš jam sakau, tu gali pažiūrėti. Tu gali pažiūrėti, kas po to bus, kas bus po tavo to sprendimu. Kaip ateitį, kad gali pažiūrėti. Ja, ta prasme, kaip viskas. Parodykit jam ateitį. Tai taip ir padarykime. Ir jisai ištraukė galvą ir jisai sako, kad tipo, kaip ir nieko blogo nematau, žinai. Tipo, taip kaip sakau, kaip, nu, jo, ir aš jam sakau, kaip tai tu nieko blogo nematai. Sakau, tu dabar turi klestinčią, kaip pasakyti, visą klestinčią šalį ir matau pas jau kaip ir tie kabantys sodai, tie vadinami. Galbūt kažkas tokio, sakau, tu visiškai peršivers vibracijas, ta prasme. Ir sakau, kažkaip tai įvyks, kažkaip smūgis toks, kaip per tą vietą, kaip koksai, kaip kokia adata, žinai, kaip koksai, nemoku pasakyti, kaip toks, kaip energetinis, koksai stulpas tamsos, kažkoks kaip, nežinau, kaip koks antspaudas, įtvirtinimas, kaip prisiegimas, nežinau, kaip kitaip įvardinti. Nuo ko prasideda visai kitas, užsisako toksai, kaip sūkurys atrodo mūsų, taip atrodo, kad visa ta mūsų ta žemė, taip net kaip persilenktų, žinai, nuo to tokio smūgio, energetinio tokio pokyčio, tokio greito nuosmukio. Kai sakau, atrodo, net persirečia, net nuvilnyja tos toks visas, atrodo, kad tada ir tie ledynai kažkiek užplaukė ir toks kažkoksai, kad toks įvyko irgi kažkoks kaip koks atominis karas. Ir dabar vieną momentą tokį, patikrinkite mergaitės. Minėjai, kad jisai jau minėjo, kad jau pas jį buvo atėję čia tie ateiviai. Jie padarė jam įtaką filmą. Jam suka kažkokia, aš matau, kad filmas, jis mato viską iškreiptą realybę, kažkokia jis mato ne taip viską. Tai dabar mes, aš tą ir pagavau momentą, kad jam bus kažkas tai kaip uždėta ant akių,
kad jisai viską matytų, kaip pasakyti, kad va čia nieko nematytų blogo, jį kaip paruošė jau tam, kad jeigu čia ateitų pas jį ir jam parodytų iš ateities, jeigu ateitų jam ir parodytų ir norėtų pakeisti, kaip pasakyti, kad jisai nematytų čia nieko blogo, ką jisai dabar čia ir mato. Mergaitės mes- kišenės dar reikia išpurtis, jo dar tokia kišenėse kažko prikišta. Kažkoks kaip. Gal mes iš vis galime regresuoti dar atgal. Ten buvo Dar tie patys Anunakiai, ten Anunakiai. Prieš Kaip aš sakau, Anunakius įdomu, sakau, tuos. kaip jie, tai kaip čia sakau, jie tokie ponai ir jie, va, matai, patys vaikšto. Bet kažkaip, matai, būtusi iš vis su kokiais pasiuntinukais net neėsi kalbos. O Ar toks, mes sakau, jisai galime labai regresuoti galingas. dar prieš Anunakius ir jį, kaip pasakyti, pakeisti įvykių eigą? Ar kažkokią jam uždėti, jį paruošti? Jam tam, uždėjo ar- amneziją, supranti, mes, kad ir Taip, persikėlėm taip, anksčiau, atėjo Anunnaki ir tiesiog nesvarbu, kas buvo, jam iš karto jam įjungė amneziją, mums reikia po Anunnaki būti atėjus. Ne prieš Anunakius, bet po Anunakių. Ne, nesakau, Anunnaki atėjo, jie buvo 3, aš matau juos 3. Jie buvo 3, sakau, jie turi savo hierarchiją. Jie kažkaip pas savęs irgi turi tos tokius kaip kažkokius pasiuntinukus, kurie kažkaip tiesiog irgi tokiu būdu kažkaip tobulina savo tas tokias kaip minties galias, kaip mentalinės galias, nes visiškai, kaip pasakyti, atėjo ir paveikė va, tą jo mentalą, sakau, padarė tokią visišką, kaip pasakyti, kaip amneziją kokią, taip kaip būtų jis, pavadinkim, sustingdė jo protą, jie jo neužėmė, bet jie kažkaip va, tiesiog įdėjo tokią kaip kokią mintį, kaip kokią viziją jo galvoj. Taip užšaldė ją. Tai bet mes dabar galime viskągi pakeisti. Mes galime ir to. Galim mes nuimti tą skraistę, tokia yra energetinė kažkokia skraistė ir kad ta skraistė sudaro tokį iškreiptą visiškai vaizdą ir mums tiesiog galime ją nuimti tą visą. Tai nuimame tą Jo duodu tokį skraistę. smūgį. Duokime tą tokį smūgį, Kad jinai parodykime jam, kad jisai netgi yra ir užvaldytas momentais tokius flešus, duokite, kad jis pradėtų matyti tą tikrą realybę, kad jį netgi yra, kaip pasakyti, užmanipuliavę, užamnezavę tie 3 veikėjai. Čia man kažkaip atėjo dabar iš vis, nežinau, tai kaip mums rodo 3 karaliai. Tai čia ne kaip žinau, tie 3 kažkas tokio karaliai. 3 pranašai, jo, kažkai, ale 3 pranašai, supranti? Čia tie, kurie mums tipo yra labai, čia mes turėjom jiems dėkoti ir būti labai kažkokie tai atsidavę ir man dabar kažkaip tai susirezonavo, kad čia yra iš tikrųjų tamsos karaliai, čia yra tie Anunakiai iš tikrųjų. Tai va čia tą jų energiją reikia visiškai nunulinti, kaip pasakyti, kad Jo, mes nulupam. nes jie ir prie žmonių yra prijungti, prie viso pasaulio žmonių, per visas tautas ir tik tai per religijas, tik tai su kitais pavadinimais. Kažkaip tai patikrinkite, ar jų ta galia ir nėra vat, taip užakumuliuota, kad panaikinti, kažkaip tai transformuoti, anuliuoti tą energiją, jeigu rezonuoja jų mergaitės. Kol kalbat, aš matau, kaip atsiveria didelis tamsos toks portalas, sąlyginai kaip jie dalyvauja, tam kažkoks portalas, karinis portalas. Ir aš jau gal čia nukrypstu, bet čia kažkoks karinis yra portalas, labai labai tamsus. Ir būtent čia su jų susieta, ne kai tu kalbėjai apie tos 3, tai būtent tas portalas su jais atsiveria kažkaip. Būtent su tais atėjusiais 3. Tas portalas ir mums reikėtų uždaryti. Jo, matau ir aš tą portalą. Matau tą portalą, tai va tas portalas yra atsidaręs, jisai va dabar tenais. Jis irgi tenais veikia, nes
dar prieš tai buvau mačius to tokį vaizdą, kad atrodo, kaip būtų, žinai, virš tos teritorijos, kaip kokia, kaip pasakyti, kaip koks laivas, žinai, taip atrodo, ir jisai va taip visą laiką švitintų. Ir dar taip kažkaip va ir švitintų, ir atrodo kažkaip dar eina, tai kaip ir tas, prie viso to dar va tas dirbtinis intelektas, kad kaip pasakyti, kad reiškia, jeigu, nu, jie nori, sakau, to karo, kad viskas plėstųsi ir kad dar tuo pačiu ir plėstųsi per tą dirbtinį intelektą, atrodo, tenais norėtų irgi išbandyti kaip ir naujas technologijas paduoti, žodžiu, per tą karą, nors ten atrodo toksai skurdas, ta prasme, atrodo, žiūri to žmonės, tai atrodo, kad jie ten gali, žinai, jeigu su kom kariauti, tai su akmenim nebent. Jeigu žiūri pačią tai šalį, žinai, ir tai prisitraukia. Bet kažkaip, net nežinau, ar čia toj realybė, ar čia toj eterinė erdvėje, tai atrodo, nori paduoti naujas technologijas, kažkokias, kad atkariautų tom technologijom, kažkaip pasijungtų irgi tas dirbtinis intelektas, kad liktais vyktų tas toksai perversmas, nes, nu, kažkaip atrodo, mes turime eiti tą jau šviesos tą tarpsnį, bet dar vat yra tokių vietų, kur jie bando dar tokia kaip paskutinį savo tokia, kaip provokacijas tokias, jo, kaip tokia daro ir pasispardymą, bando viską. Kad vis tiek dar tą šviesą, taip kaip pasakyti, ar tai sulaikyti, ar dar ją kažkaip užlaužti, ar vat, vis tiek dar perversti kaip į savo pusę. Tai. Aš matau, kad ištampo vaizdą, tokį kažkaip ištampo energetiškai žmonėm galvos, apskritai vaizdą ištampo, ištaso ir tada gauna tokia amnezija ir tada patikima yra senu to filmo, mums reikia kažką padaryti su tuo vaizdu senu praeities, kad tiesiog pakeis tą suvokimą, kaip pakeis šviesą, kad pakeistų požiūrį, suvokimą viduj savo. Ir kol nepakeisim viduj to suvokimo, kol akumuliuosim lygiai tą patį, kas anksčiau buvo ir dabar bus zadėta iliuzija, kad yra dabar geriau, nes yra tos technologijos naujos, nu jau čia sumaniau viskas vyksta, bet čia irgi yra iliuzija. Jo, žodžiu, tvarkau su to generuolu. Jo, jau dabar pradėkime, mergaitės, viską, kaip pasakyti, keisti. Jo, transformuoti, jo, įkvėsti, jo, įvykį tą visą grandinėlę. Ar harmonizuoti, ar tai transformuoti, nuimti visas amnezijas. Mes jį apdaužom su šviesa, žodžiu, ir kažkaip tais, žinok, vis matau tą slibiną iš tikrųjų šalia, vis labai jį jaučiu. Kaip matau, kaip jisai, jo viso paties kaip ir nėra, bet kažkaip jo ta energija. Jaučiasi. Ir jisai kažkaip, jisai taip pasako, taip ir atsitinka, kaip tas ego, supranti, sužaidžia. Kaip paima per ego, žinai, žmonės. Kaip jie bet kam sutinka, ta prasme sutinka sugriauti. Sugriauti ne tik savo gyvenimą, bet... ant ego. Ir sakau, jam rodau visą tą įvykių grandinėlę, rodau, kas vyksta eterinėje toje erdvėje. Žodžiu, kaip pasakyti, kažkaip atrodo išėjom net į lauką. Ir jis kažkaip atrodo, kaip tas šydas kaip ir nukrito, bet jis dar negali patikėti, nes atrodo tiek laiko miegojo ir dar negali patikėti to vaizdo. Sakau, ir pasižiūrėk, sakau, kokios stovi kariuomenė, sakau, ir kokio lygio karas žada vykti. Bet sakau, jie ateis su technologijom, jie tave apgavo, sakau, jie ateis su technologijom. Jie tiesiog gavo tavo leidimą ir viską sunaikins, kad net nebūtų prisiminimo. Taip, kad net nebūtų prisiminimo, sakau, apie jūsų, kaip pasakyti, visą tą ne kultūrą, bet visą tą laikmetį. Sakau, nieko nebeliks, sakau, jūsų žemės liks dykinės. Sakau, viskas liks vien akmenis. Sako, man visai kitką kalbėjo, sako, man visai kitką sakė. Sako, bet juk jie yra kūrėjai.
Jie, sako, sukūrė, sako, netikiu, kad jie gali norėti sunaikinti. Jie tamsos kūrėjai. Parodyk tu jam, Jo, kad sakau, jie tamsos kūrėjai. jie gal, sakau, kažką ir kūrė, sakau, bet jie nori, sakau, mūsų kaip vergų, sakau, jie pajuto skonį, ką reiškia turėti vergus ir ką reiškia gauti tokį kiekį energijos. Viskas yra energija, universe pati, kaip pasakyti, Ir jis sako, aukščiausia žinau, valiuta. sako, jeigu mes iš savo energijos viską čia ir sukūrėm, sako, jeigu mes iš savo energijos viską čia ir Tai sukūrėm. dabar, kad jisai sukurtų gražią ateitį, kad priimtų sprendimą, Ne, visų pirma, to karo tiesos, neturi būti. kad Jis nebūtų viską jau karo. yra sukūręs, tą grožis yra sukūręs. Turi Tai to, aš kaip ir turiu pasakytas, omeny, kad sukurtų taip, kad nebūtų karo, kad priimtų tokius sprendimus, kad nebūtų karo, kad tas sprendimas nenusitęstų iki, ar kaip pasakyti, tolimesnių laikų, iki pat šios dienos. Vadinkime, ar 50 metų, ar 100 metų, ar 150, ar 200, ar 1000 metų. jo, Nes ir jo žinai, ir man taip atėjo, sprendimas kad sprendžiasi šiandieną yra taip, ateities. kad karas yra tas neišvengiamas, tas, kuris buvo pas jų, nes mes, kaip pasakyti, juk turim tą, ką turime, nu, neišversim, taip sakant, Taip, to. Bet aš jam sakau, tu turi neužmigti. Ir energija liks. Ir, kaip pasakyti, tu leidai, sakau, kad užsidėtų taip, kaip dangtis ant visos tos vietos per tavo sutikimą. Tu leidai, kad visai, kaip pasakyti, užspaustų tą šviesos energijas pas jūsų, nes jisai, kaip jie užamnezavo, visų pirma, ką jis padarė, tai visų pirma, jisai atstūmė savo žmoną ir, nu, kaip pasakyti, ją taip kaip, nu, išvarė taip kaip į kokius kitus rūmus, žinai. Atskyrė nuo savęs, nes jo žmona buvo, kaip pasakyti, tokia kaip viena pagrindinių patarėjų. Jie kažkaip spręsdavo kartu, netgi va tokius visokius karinius klausimus, tokius tos sprendimus, nes daug vyko, kažkaip daug ten visko vyko. Ir ką jis padarė, visų pirma, jie atmetė nuo savęs, jis pats kažkoks kaip koks daugiau jisai pasidarė. šviesos. Kaip jinai buvo, kaip Taip, daugiau, kaip jie duodavo tiesiog jam užamnezavo. šviesos. Mhm. Ir Ta kai prasme, Anunnaki tiesiog spręsdavo atėjo, bendrai. jį užamnezavo, užvirusavo ir tada gavos, kad jam ir ta jo moteris jau jam nebe tą energiją, kaip pasakyti, nebe tą skleidžia, ką dirgino jį, jisai jį dirgino. dirgino. Tai dabar mes viską jam, nu jisai viską mato, viską jūs jam parodykite ir tiesiog padarykite, kad jis pasirinktų tokią įvykių eigą, kad jis yra toliau su ta moterim, nes ta moteris kaip kelrodė ta žvaigždė į šviesą, kad išvesti, kad kuo stipriau į šviesą išvesti visą, kad ir tas karas turi įvykti. Jo, ir jisai sako, kad kažin, viskas sako, ar man, vis tiek, sako, aš per esu, šviesą. kaip pasakyti, vienas, ar aš, ta prasme, turėsiu tiek jėgų. Ir aš jam sakau, tau nereikia nieko daryti vienam pačiam, nes kažkaip man irgi prisiminiau, kaip kad Renata, kad sakė, kad dar čia tikrai mūsų vienom pačiom. Kažkaip lyg norėjosi kviesti tuos šviesos karius, bet nu, kažkaip tai yra ne apie tai yra ne jų darbas. Jie gali, nu, kaip pasakyti, ateiti ir jie tik žiūri, nes tai yra ne jų kaip pasakyti, darbas. Nes yra laisva valia ir kiekvienas renkas per laisvą valią, kaip elgtis. Jisai tas generolas, jisai turi, taip sakant, tokia kaip jo kalba, jo ta visa energija, taip kaip nuima šydą nuo visų tų karių. Irgi ta tokia kaip amnezija, nežinau, kaip sako, karalius miega, karalystė irgi miega. Taip. Tai va čia įvyko kažkas tokio, tai kaip įvyko pas jį prabudimas, sakau, tu turi uždegti savo va tuos karius,
Ir netgi kaip eisi, sakau, į tą karą, ir netgi dabar, sakau, kai tu žinai, kad bus pralaimėjimas, jis sako, aš ir sutikau tiems pokyčiams, sako, nes man žadėjo, kad tada nebus pralaimėjimo, tipo, kad man pavyks išlaikyti Apgaulė ir savo tą plotą, manipuliacija žinai, čia. tą visą tą plotą, Apgaulė čia yra. nesudraskyta, žinai, sako, ir tai va, sakau, o dabar, sakau, tu dabar žinai, kad jie sudraskys tave bet kokiu atveju, kad tai liks dykynė iš tavo vietos, jo, nes tikslas yra nušluoti visą tą dalį ir viską sunaikinti, bet sakau, bet jūs, sakau, tu su savo kariais energetiniai erdvėjai, sakau, jūs galit išlaikyti tą šviesos skydą ir ateiti į dabar, į šiandieną, tam, kad tenais viską išharmonizuoti ir sutvarkyti tas energijas ir per protėvių tas linijas pažadinti sąmoningumą dabartiniuose žmonėse, nes jie visiškai, didžioji dalis yra užvaldyti, kaip užamnezuota, visiškai tiesiog atrodo užvaldyti mentalai, kaip kokie, kaip pasakyti, kaip koks atrodo būtų to vietoje, koks akmuo vietoj sąmoningumo. Ir aš matau, kaip jisai prikelia tos savo, kaip pasakyti, karius, prikelia tą prasme jų sąmoningumą, savo visą tą kariauną, nes ten tokia masė, tiesiog aš nematau pabaigos, tokia yra masė karių. Ar ta pati masė atsispindi šios dienos miegančių? Turbūt ta masė yra netgi dar didesnė. Labai daug yra šeimų, kurios nebeatgimė, nebe, kaip pasakyti, nebereinkarnavosi kaip iš kartos į kartą, toj pačioj, sakykime, šeimoj, kažkaip iškart eina tai, kad taip ir būdavo, kad klasteris atgimdavo jie visi iš kartos į kartą per savo tos klasterius, netgi kai jungdavosi ten, sakykime, šeimos ir net ten gimdavo vaikai, jie tiesiog kažkaip irgi jungdavosi ir paskui eidavo ten, tas maišymasis, kaip pasakyti, vykdavo, bet jie vis tiek kažkaip tais likdavo savo tose, kaip ir energetiniam tam pačiam lygmenį. Jo, ta prasme, negimdavo visiškai iš nepažįstamoj energetikoje, kažkaip taip neišeidavo visai. Nebent ten kažkokios situacijos, nežinau, ten kažką išstumdavo iš to. Dabar nesvarbu, ne apie tą temą nenoriu nukreipti, nes to informacija pasiduoda iš šonus. Tai tu dabar sugrįžti tą momentą, kai tu matai jo armiją visą. Jo, tai aš jau grįžau, ta prasme. Tai, kad tiesiog, kaip pasakyti, užturbintų jisai būtent tas šeimas, kurios negimė, kad arba jos atgimtų, ta prasme, arba tiesiog, kad suvibruotų savo per giminės tos medžius ta vibracija. Ir kažkaip atrodo jo, kad būtina dar suharmonizuoti tas energijas, ką darė ir Sirena savo to hipnozėje, sugeneruoti visas tas vyriškas, moteriškas energijas. Bet dabar visų pirma tos karius, tos būtinam jos visus. Kažkaip atrodo, žinai, kad jie kaip atėjo, kaip pasakyti, taip kaip įsisodino, žinai, į tos, kaip pasakyti, ne tai, kad ten įsisodino žmonės ir juos užvaldė, bet taip kaip jų tas energetinės tokias kaip gijas, kaip susidėjo, kaip informacija, žinai, susėdo tenais. Ir taip, žinai, keista, susėdo, taip irgi taip kaip į abi pusės, visą tą kariuomenę, supranti, jinai kaip užsėdo ant viso to ploto, atrodo, ir per tą Izraelį, ir per tą Iraną, Iraką kažkaip per visas ta šalis, kažkaip atrodo netgi gal tas ir į arabų tą dalį, nes jie kažkaip, jie visi yra
taip eina kaip kokie, žinai, kraujo broliai. Jie visi yra tie patys. Nu taip kaip Ir panašiai kaip vat, gaunasi, rusai kad su jie kariauja. ukrainiečiais. Ir Jo, jie kaip rusai gaunas, su kad ukrainiečiais, kariauja tai sakom, patys prieš save. jo, jie kariauja patys prieš save. Jie patys jų rankomis vyksta jų pačių kaip Naikinimas. sunaikinimas. Aha, ir iš kitos pusės, kaip pasakyti, jų tokių užzombintų išspaudimas, sakau, į tą ir į mūsų tą energetinį tokį irgi, kaip pasakyti, sumaišymą, žinai, tokį kaip nu, net nežinau, kaip čia vardinti, gadinimą, nuodėjimą. Mhm. Jūs Tai gal dabar kažką matot kitaip, viskas ta prasme, Ne Renata kitaip su matau. Jurgita. Aš matau, ką tu sakai, ir aš matau, kad labai tos sąmonės, va, tų visų žmonių, va, tų yra iškraipytos ir jie mato tik tai vieną. Ir kažkaip, nežinau, ar mes turim tokią teisę, ar čia yra jų laisva valia pasirinkimo, kad matyti plačiau viską, matyti kitom akim, nes jeigu tokiam akim matys, kaip dabar mato, tai tas ir vyks. Bet mes galime informacinius burbuliukus Jo, paleisti. tai vat jie patys, jie va Paleiskim. tas generolas su savo tais kariais, tai vat jie tenais, kaip pasakyti, tai yra jų istorija, jų galimybė atgimti, jų, kaip pasakyti, jų toksai kažkoks kaip energetinis lūžis. Aš dėl to nuo pat pradžių sakiau, kad tai yra ne mano karas, tai yra ne mano istorija, aš tenais nejaučiu savo, kaip pasakyti, kažkokių kaip protėvių šaknų, jo gali būti, kad ten esu gyvenusi, bet tai yra tikrai ne mano, ne taip, kaip aš, pavyzdžiui, einu ten kažkur į Rusiją ar kažkur, tai visai toje kitoje dalyje, tenais man kažką jaučiu ne savo, čia aš savo nejaučiu. Atvirkščiai sakau, tai yra ne mano ir aš atėjau tik tai kažkaip per tas hipnozės, per savo savybės, mane pritraukė tenais, tiesiog turbūt reikėjo, kaip pasakyti, šviesai, tiesiog aš buvau įrankis, šviesos įrankis. Aš pasitarnau visiškai kaip šviesos įrankis. Tai yra jų, kaip pasakyti, jų tie pasirinkimai, jie dabar turi tą informaciją ir aišku, jinai gal spragt per vieną, kaip pasakyti, čia dabar per šią naktį gal jinai nesuvibruos, o gal netgi ir suvibruos. Netgi duodu tokį smūgį, kad sugreitėtų visi tie procesai. Užsuku tokią mašinėlę, uždedu tokį, kad jo norės tie, kaip pasakyti, karai pliekstis, jo greičiau vyktų budinimas, kad taip kaip jie nori su karais mumis užslopinti, kad vyktų priešingi procesai. Atvirkštinis variantas. Ja, priešingai budinimas. Ir matau, kaip iš mano erdvės dingo tas krokodilas su visais tais vartais. Tiesiog pasistengė, kaip pasakyti, atrodo, išnykti, kad netgi tipo ištrinti informaciją, nes ne to tikėjosi, iš vis ne to tikėjosi. Gal netgi ir būtų bandę mane blokuoti, kad mano pasąmonė nenuneštų prie tos informacijos, o gavosi visiškai atvirkščiai. Žodžiu, tvarkom tą erdvę. Ir kažkaip man vis norisi pasakyti, susinchronizuokite jo moters energiją. Nes kažkaip per moterį ateina ta šviesa susinchronizuoti ir tada tą patį padaryti, kaip kiekvienam kariui susinchronizuoti su jo irgi, kaip pasakyti, ar tai moteris, ar tai mylima moteris, ar tai jeigu nėra mylimos moteris, gal per mamą ateina, per moteris. Jam ir sakau. Vienam tam kareiviui sakau, tavo viena, kaip pasakyti, dalis, ar tu gyvensi, ar mirsi tame kare, priklauso nuo moters energijos, kuri tavęs laukia arba ne, arba kuri džiaugiasi, kad tu ją tiek engiai, kad jinai džiaugiasi, kad tu išėjai į karą, supranti. Ir džiaugsis, jeigu tu negrįši. Sakau, tai viskas priklauso nuo tavęs. Tai viską harmonizuojame, paduodame jiem harmonizacijos. Nes jinai tau duoda didžiąją dalį tos energijos, tau kaip vyrui, kaip tam
šios žemės gyventojus, aš nekalbu apie ten kitą lygmenį, kad ten tu kažkas ten Taip, esi, taip, žinai, taip, ir taip. ten kaip tu suprask mirsi, kažkas kažkur kažkaip bus, tai čia dar kiti reikalai, bet sakau, dabar, vat, kol mes esam energetiškai vieni su kitais susiję ir vat, moteris vyras, kaip moters energija, kiek jinai yra svarbi. Ir aš jam tai Užakumuliuokime parodau. tą energiją, Sakau, aš jam tiesiog jam tai suaktyvinkime ją perdodu ir sakau, perduok tai, kaip pasakyti, taip, visiems kaip tai kitiem. visai vyriškai linijai. Tiesiog Mhm. sakau, perduok, parodyk jiems Tai tą visą patį. Sakau, tu šitą, dabar turi visą tą veiksmą žinojimą. suaktyvinkime ir kad ir jeigu eina į tą karą, kuris, kaip matėte, kad jisai vis tiek yra neišvengiamas, jie eina visai su kita energija, jie eina su pabudimo su ta tokia visai kita, ne per amneziją kažkokią tai, bet per savo šviesą vidinę. Kažkaip matau, kad turi vykti paliaubos. Matau, kaip tas auksas kunkuliuoja. Kad turi įvykti paliaubos kažkokio tai visiškai netikėto momentu. Ar tai kažkoks įvykis turi būti? Ar grėsti kažkoks jau įvykis? Kad atrodo visai apsisuks kažkaip visai Viskas kita netikėtai. linkme, netikėta linkme. Man Bent jau kažkaip kreipiu taip. įvykių grandinėlę, tai traukiu tas tokias, kaip pasakyti, galimybės, kitas matymo galimybės, ta prasme, to erdvėj. Kažkaip dabar patikrinkite, man toksai atėjo, kad kadangi šita pusė susiharmonizavo, susinchronizavo viskas, priešo pusė labai stipriai, kalbu apie energijas dabar, pajaučia tą energiją ir toksai gaunasi, kaip jie, kaip atrodo, net meta ginklus į šoną ir nebenori to kariavimo, o nori, kad įvyktų tokia pat transformacija, harmonizacija jų pusėj irgi, kad susinchronizuotų su moters energija ir jie pamato, kad jie kariauja patys prieš save, prieš savo kraują kažkaip, tai va taip patikrinkit, mergytės, gal galit kažką tai papildyti. Dėl to ir įvyksta įvykio eiga kažkaip tai kitaip. Nes Ne, tai kažkas tokio, ta prasme, ir vyksta tas dvi pusės vidinis kaip viena nubudimas ir tas sueina į suvokimas, vieną. tokio, kad, nes man kažkaip irgi vat labai eina tos, aš nežinau, man kažkaip tos pašvaistės, tai man kažkaip iš vis kaip koks, žinok, branduolinio ginklo kažkoks kaip bandymas. Aš nežinau, čia šis tokia, gal šis nesąmonė, nežinau. Ir kažkaip tas toks kaip, toks jausmas, kad kažkur tais vyksta sprogimas ir taip kaip koks atgarsis, o tas šviesos toks pliūpsnis nueina nuo to per tas cheminės kokias jungtis, kažkas tipo tokiam stiliui. Tai kad pas jų, ta prasme, atsirastų tas jo toks, kad atrodo jau pasisėjo, net ne tai, kad atsirastų, aš čia kalbu ateityje, bet matau, kad jau pasisėjo tas suvokimas, kad jeigu taip toliau, jie vėl tiesiog save nušluos nuo žemės paviršiaus. Vėl visiškai save sunaikins. Ta prasme, taip kaip jau jie dabar, supranti, ten gyvena kaip akmens amžiai. Yra dalis ten tų, kurių visokios kalnuose, taip toliau. Jo, yra tų dalis tų turtingų žmonių ir taip toliau, bet kad, kaip pasakyti, ką tu darysi su savo to turtą, jeigu turi išgyvensi, jeigu tu esi, kaip pasakyti, aišku, gal gali kažkur ten, sakykime, pabėgti, bet viskas tenais nieko nebeliks, supranti, iš tavo, nei šaknų, nei vietos, nei, ta prasme, kaip pasakyti, ne vienas nėra toks turtingas, kad galėtų, pavadinkim taip, jo kažkaip, jo, va būtent, išlikti neliečiamas, nežinau, nusipirkti savo salą, supranti, daugmaž
ten vienas Vis pats tiek tam toj tave saloj kažkaip palies. būti. Nu, ta prasme, nu, Mhm. pieva čia tokia, supranti, apie Aš mergaitės pabėgimą. pasakau 5:20 jau yra. Jo, viskas, aš turiu Kaip pas jūs išeidinėti. 6:20. Jo, viską, ta prasme, harmonizuojam, viską sureguliuojam. Viską harmonizuojam, O į tą tamsos portalą nereikia šviesos užmesti? Aš tą portalą uždarinėjau ir aš taip pat, kaip Ginger kalba, jaučiu, kad tokia aš vis dedu tokią, kaip irgi harmonizaciją ir apsaugą, toks labai procesas pat įdomus, kaip tiesiog viskas sustiprėjo ir viskas, pasikeitė tau kalbant, tartum ta eiga, seka ir istorija, ji bet kokiu atveju pasikeitė. Jo, nes aš mačiau, kad tenais tas laivas jo nebėra, tas, kur buvo viršui. Dar žinote, kokį labai greitą momentą visus tuos, bet dabar jau gal viskas pasikeitė, kai pačioj pradžiai paminėjai, kad jie nori per užamnezuotus, užmigdytus žmonės, tie nunakiai atidaryti portalus, nes kiti žmonės turi gebėjimą atidaryti juoduosius portalus ir jiems reikia, kad tie portalai atsidarytų. Tai dabar visus tos žmonės... Ne juoduosius, jie apskritai geba portalus atidarinėti. Bet gerai, bet tamsieji kokius nori portalus? juoduosius. Jo, jie geba bet kokius. Jo. Tai dabar tiesiog paduoti tokį burbuliuką informacijos, kažkokią tai suharmonizuoti, kažkokią padaryti tokį momentą, kad nesvarbu kokią amneziją dėtų, nesvarbu kokią apgaulę, manipulaciją norėtų jiems uždėti, kad jie būtent netidarinėtų tų tamsos portalų. Mes galime taip padaryti. Kad dabar į galvas žmonėm labai daug dažnių dedama, kad yra programavimas tas toksai, žinai, kad pirmiausia reikia nutraukti tuos. Jo, tai aš tą pat norėjau sakyti, kad man noris ne burbuliukų informacinį, o visą tą šydą plėšiu nuo žemės. Kad ir kažkaip vėl atrodo suaktyvuoju visą tą pentagramą žemės, vėl ją suaktyvuoju, ta prasme, suaktyvuoju tuos kristalus, kad jie, kaip pasakyti, veiktų kaip koks priešnodis, suprantate, tiem visiems dažniam, kad atrodo, kaip jie kažkaip vėl susijungia, paduodu iš absoliuto dar irgi šviesos. Ir kad tiesiog tas sluoksnis jisai nusiplėštų su jį, kaip pasakyti, suspaudžiam su šviesos tais kariais ir nusiurbiam jį į juodą skylę. Taip kaip išverčiam jį, žinai, nutraukiam. Tai dabar dar greitai praskanuokit, ar tikrai per tas pašvaistes, ar tikrai neateina jokios šviesos, jokio kažkokio tai transformacinio kanalo iš universo, ar tai yra veidrodis atspindys visų tų chemijų, visų čia tų dalykų. Aš matau, kad tas yra iliuzija, vis tiek man tokia iliuzija, kad ten tiesiog kažkoks atspindys, ką jie daro. Ir taip dėmesys nusikreipia kažkaip, nusikreipia dėmesys, nes tai yra grožis. Tartum, jie daro kažką negero, bet mes matom grožį ir gaunas taip, kad mes duodam energiją. Čia mygdymas vėl. Man taip pat netgi kažkaip pradėjo netgi eiti, kad jie labai daug pila, ta prasme, tos chemijos dangui. Paskui užtat labai duoda stiprų lietų, nes nori jį šiek tiek išplauti ir nusodinti į žemę, nes labai daug ir lieka tų dalelių ir jos pradeda matytis, nes jie irgi truputėlį, kaip pasakyti, bijo to, kad nepasidarytų taip, supranti, kad mums, supranti, čiut ne ir dienos metu, supranti, pradės jau tas dangus šviesti nebe taip, kaip jisai turi šviesti. Bet čia gal reikėtų stichijas įvesti, žinai, kad... Ir čia, supranti, jau sakau, jau naktim, ta prasme, mes jau, supranti, tos chemijos matosi, žinai, tas koncentratas, supranti, pradėsim jį, jeigu dar tiek varys, tai mes jį pradėsim dieną naktį matyti. Taip pas mumis jau buvo čia vasarą, bet čia buvo praeitais metais,
dienos metu matėsi porceliano spalvos debesis. Pas mus jau čia tai Nu, buvo. tai čia, sakau, man tai eina, kad tai ir tos cheminės cheminės nano dalelės, tos visos, kurias Taip. purškia dangui. Tai ir ta prasme gali būti, kad jas, kaip pasakyti, labai, pavyzdžiui, ten purškia, nedaleiskim kokiam ten Londone, supranti, bet jos atplaukia ir iki mūsų. Nu, ta prasme, jos tiesiog plaukioja, supranti, jos tiesiog visur plaukioja, susidaro tie jų tokie kaip koncentratai didesni ir jos tiesiog, kaip pasakyti, daugiau matosi. Aš Tai nematau dabar jokios eterinėje šviesos. erdvėje jūs, jeigu galite, išsididinkite ir viską su tokiu pagreitintu siurblio aparatu, viską sutraukti. Įmanoma taip? Jo, viską sutraukiam, viską sušviesą. Viską sutraukiam, transformuojam į šviesą ir neutralizuojam tas daleles. neutralizuojam. Ir biški žemę pravalom, nes labai daug dabar to lietaus iš tikrųjų Viską buvo. nuvalom, viską pravalom, suharmonizuojam, Man tai ateina, transformuojam. kad reikia įsukti visas stichijas vėl, kad natūralumą truputėlį įvesti, nes iš tikrųjų ir dabar vėl tie vėjai tokie. Renatelė, įvedam, padaryk Jo, taip, matau, kaip tu kažkaip jauti. Neptūnas dėjo tokią smūgį, supranti, ir užsuko visas tas energijas. O tas vėjo, va, ir lietaus, žinai, va, ir tos, ir ugnie, žinai, nu, sakau, taip labai, sakau, smarkiai neįsigazuok, sakau, mūsų, taip sakant, nunešti nuo žemės nereikia, žinai. Mus dar nunės. Lengvai. Jo, sakau, Gerai lengvai išsivalyk, dar tą pravalom tą uraganą, nuraminam. Jo, matau, kaip Neptūnas sako, jo, sako, aš uraganą tuoj susiurbsiu, jisai kažkaip sutraukė į savo tą lasdą. tą uraganą, žinai, jisai sako, aš nespėju harmonizuoti, sako, jie čia tiek, sako, dirbtinai tipo kelią, sako, aš nespėju, sako. Mes pasiūlom savo pagalbą, mes tikrai galim irgi padėti. Iš vienos vietos į kitą. Mes galim irgi padėti, taip. Aš kviečiu šviesos karius, kurie gali prie to prisidėti ir kad jeigu gali laikyti tas erdves, nu, švarias, harmoningas. Paskirstyti pajėgas ten, kur reikia. Ja. Tai, ta prasme, tegul jie darbuojasi. Prašau, kad jie padėtų. Ir protėvių išminties tegul padalina. Šaunuolės mergaitė. Ja, išvesk, lauk, bent jau mane tai tikrai. Viskas, mes visos kartu. Tai dabar mergaitės, viskas yra jau padaryta tiek, kiek galėjome padaryti, kiek jūs galėjote šiandien padaryti, labai šaunuolės. Puikiai pasidarbavote. Ar norite dar šauti į žvaigždę greitai, apsižiūrėti, kokios dabar jūs grįžote, apsižiūrėk, Džindžia, kokia tu grįžti į žvaigždę, ar pasikeitė tavo pačios vaizdas, ar nebėra kruvinų rankų, nebėra, kad pasižiūrėk tiesiog, ar tu pareini kitokią. Aš matau baltą. Jo, aš gerai jaučiuosi, aš tokia jaučiuosi, kaip pasakyti, stiprų darbą. Šaunuolės visos, viena kitai padėkokite. Taip atrodo, kad dabar galiu pasidžiaugti mumis visomis kartu. Kad toks kaip man koks rūpestis būtų nukritęs, žinai, nuo širdies. Šaunuolės visos. Puikiai padirbė. Čia tavo kažkokia misija, tavo, tu eini kažkokias misijas, aš matau, ir čia tavo viena kaip iš misijų yra tokius darbus daryti. Ir dabar pradėkime uždarinėti visas duris, visus langus, visas paralelės, visas laiko juostas, per visas dimensijas ir egzistencijas. Šaukite greitai kiekvieną į savo šaltinį. Pasikraukite energijos, nusiprauskite, pasikraukite, užsipildykite save, užsiturbinkite save. Ir po truputėlį grįšime į čia, kur aš kalbu.
grįšite pailsėjusios, atsiregeneravusios, užsiturbinusios energiją, grįšite su savo žinojimu, kas jūs esate, kad jūs esate kūrėjas, kad jūs esate absoliuto dalis. 3. Grįžtate pailsėjusios, atsiregeneravusios. 2. Viskas, kas ne jūsų, lieka erdvėse, už uždarytų durų, langų. 1. Diskonektinatės ir atmerkėte akis. Va taip va. Pavyko? Okay. Įrašo Vau. net jau aušrelė. Kaip sakai? Įrašo net jau